Dar vienas brangakmeniais praturtintas aromatas, tik šis syk yra rubino kolekcijos kvepalai, dar vienas Dominique Ropignon šedevras ir šis kvapas beje buvo apdovanotas 2024 metų kvapu po didžiausios parfumerijos parodos Sensals. Tai tikrai yra labai didelis įvertinimas, nes vertina labai solidi komisija. Šis kvapas yra šiek tiek netradicinis Dominique kūrinys, nes dominuoja Madagaskaro vanilė, bet kaip aš pati turėjau galimybę paklausti Dominique, kodėl tu į viršų iškėlė vanilės aromatą, ne gėlę, ne ūdą, ką jisai mėgsta, ne raudoną į pipirą, bet jo atsakymas buvo, aš visas šitas kvapas naudojau vis tiek, tai buvo ir raudonasis pipiras šiame kvape naudotas, kaip ir sakiau, ir vetiverija ta pati, ir ūdas, viską, ką mėgsta Dominique, tik tai sako, aš vainikavau ir labiausiai akcentavau šiame kvape Madagaskaro vanilę, nes tai yra afrodiziakas, tai yra švelnumas, tai yra saldumas ir jisai tikrai labai gražiai suskamba šitam kvape.